Gerai, tai kaip įvažiuoti į tą įkalnę, ane? Tai jeigu mes dabar paleistum rankinį, ane, kur automobilis pradėtų judėti? Atgal, ne? Nes yra kalniukas, logiškai, paprasta fizika, ne? Tai sustojus įkalnėje, kažkaip mums reikia sugebėti pajudėti, ane? Tai reiškia ir stabdį laikyti, ir sankabą būt paspaudus, ane? Ir gal netgi gazą reikėtų paspaudus pajudant, bet nenujudėti atgal. Kojų pas mus biški per mažai, pedalų yra per daug. Ane? Tai automobilį kuriais būdais galim laikyti. Ane? Tai dabar aišku ant rankinio stovi, dabar laikau su darbiniu stabdžiu. Ane? Automobilis niekur nerieda. Jeigu aš jau paleisiu jį, ane, pradės automobilis po biškį riedėti atgal. Ane? Tai vienas iš būdų. Toliau pas naujesnius automobilius ir šitą yra įkalnės stabdis. Šitam automobilį, Kia automobilį, įkalnės stabdis laiko tik 3 sekundės. Tai kaip tai atrodo, aš įsijungiu sankabą, spaudžiu įsijungiu powerą, atleidžiu stabdį, 1, 2, 3 ir automobilis pradėjo judėti atgal. Ne? Tai čia vadinamas įkalnės stabdis, kitos automobiliuose gal jisai kitaip laiko, bet šitas laiko taip. Ne? Ir dar trečias būdas, kaip galima laikyti automobilį, tai yra su sankaba. Įjungiu powerą, paleidžiu stabdį, tai paleis įkalnės stabdis, ne, automobilis rieda ir važiuoja. Aš su vienu pedalu, su sankabos pedalu laikau automobilį vietų, jisai stovi, ne? Paspausiu, jisai riedės atgal, vėl biškį atleisiu, jisai vėl sustoja. Ne? Tai įvažiavimas įkalnę, taip reikės ir daryti. Ne? Mums reikės ką daryti? Laikyti stabdį dešinę koją, ne? Kairę koją paspausim sankabą, įsijungsim pavarą ir po biškį atleidinėsim sankabą. Ne? Kaip mums suprasti, kad automobilis nori pradėti judėti? Kai kurios automobilis atsiranda vibracija, bet tikrai visos automobiliuose suprasi, kada jis nori pradėti važiuoti, žiūrint į variklio apsukas. Ne? Ką variklio apsukas, kaip tu galvoji, pradės daryti? Kai mes laikom stabdį, sankabą, stabdį, sankabą, pirmą pavarą. Ir dabar aš pradėsiu atleidinėti sankabą. Kaip tu galvoji, ką variklio apsukų rodiklė darys? Kris, kils ar liks vietoj? Kils. Kodėl kils? Nes atleidžiam sankabą. Nu ne. Jeigu duočiau gazų nekiltų, bet pas mane nėra trečios kojos, kad duot gazų, nu, galėčiau tai padaryti. Ne, čia jinai kyla. Ne? Bet mes dabar darysim ką? Mes bandysim važiuoti, judėti iš vietos, nu, norim važiuoti iš vietos, bet su dešinę koją esam prisispaudę stabdį. Tai variklio apsukos, žiūrėk apsukos. Nu. Ką daro? Krenta. Kaip ir nori važiuoti automobilis, bet mes jam neleidžiam. Ne? Nu, taip pat kaip tu stovėtum įkalnėje, ne? Aš už niurtą prisirišau ir laikau. Ne? Reiškia, aš tave laikau, bet tu nori eiti. Ne? Tai tau